23 mėnulio diena. Dienos akmuo topazas. Simbolis krokodilo nasrai. Tai pasiaukojimo, nuodėmių, atgailos, supratimo ir atleidimo kitiems diena. Viena iš dienų, kai suaktyvėja energetiniai vampyrai ir gundytojai siekiantys išvesti iš padorumo kelio. Diena susijusi su persekiojimais, priekabiavimais, trėmimais ir susirėmimais su agresyvia minia. Šiai dienai būdingas atsargumas, susilaikymas ir savigarba. Ypač nepalanki antroji dienos pusė. Šiandien tikrinamas tarpusavio įsipareigojimų stabilumas, tikslinami planai, permąstomos idėjos. Bet kokia protekcija gali būti nenaudinga. Visas šios dienos negatyvas prasiverš ir sapnuose, todėl jie bus labai chaotiški, nesuprantami, bet svarbiausia skausmingi ir nemalonūs. Ta dieną jie retai būna pranašingi, todėl nepriimkite sapnų tiesiogiai. Paprastai jie rodo viską priešingai. Jei sapnuojate ką nors tragiško ir blogo, tai reiškia, kad artimiausiu metu jūsų gyvenime įvyks koks nors džiaugsmingas įvykis. Ligos, kurios prasideda šiomis mėnulio dienomis, dažnai būna sunkios ir užsitęsusios. Imunitetas šiandien nusilpęs, organizmo atsparumas sumažėjęs. Bloga diena chirurginėms operacijoms, nagų tvarkymui bei plaukų kirpimui. Patartina daugiau judėti, pabadauti. Rekomenduotina vartoti pieno produktus. Diena puikiai tinka bet kokiems namų ruošos darbams užbaigti, tačiau nepatartina pradėti naujų. Tai namų apsaugos diena, kai būtina valyti jų energetinį lauką smilkalų pagalba. Savo namų erdvę galima apšlakstyti švęstų vandenimi, nuvalyti namų slenksčių žvakės ugnimi. Tarp partnerių gali kilti pavydos senos ir nesusipratimai. Turite būti labai atsargus, kai reiškiate savo jausmus ar mintis ir kai atskleidžiate savo planus. Geriau neskirti susitikimų, ypač tiems, su kuriais santykiai įtempti, kadangi galite pabloginti situaciją. Kontroliuokite emocijas, nes galite patirti smurtą fizinį arba emocinį. Seksas šią dieną yra kontraindikuotinas, todėl suvaržykite savo instinktus. Padidėjusi seksualinė trauka gali sukelti seksualinių problemų pragaištingų sveikatai. Šią dieną yra grėsmė užsikrėsti venerinę ligą. Pastojimui diena taip pat nepalanki. Geriausia seksualinė energija paversti kūrybinę energiją. Šis laikas netinka susitaikymams bei kompromisams. Labai gerai nutraukti santykius su žmonėmis, kurie menkina jūsų tikėjimą savimi ir niekina jūsų talentus bei gebėjimus. Tai viena iš nesėkmingiausių dienų darbui ir verslui. Sudarant bet kokią sutartį ir įsipareigojimą turi būti patikrinta ir keletą kartų permąstyta. Šią dieną geriau nepradėti naujų darbų bei projektų. Daug naudingiau ir produktyviau bus užbaigti ankstesnius. Nedarykite nieko svarbaus. Derybos neduos rezultatų, tačiau gali sukelti papildomų problemų. Palanku uždaryti verslus ir atsisakyti nepelningų finansinių schemų bei darbinių santykių.